Nu, hebrytė, tie, kas pasirašė ant mano kanalą, nenusivilsit. Noriu parodyti jums vieną tokį išskirtinį dviratuką, kurį pamatęs aš pats nustebau. Nes italai buvo žinomi dėl savo plentinių dviračių, bet ne kalnų. Ir atėjo... Ir atėjo žmogus, atnešė man dviratį, patvarkyti, kalnų, itališką, Bianchi. Aš net nustebau, galvoju, rodau. Štai toks dinozauras. Šitas dviratukas yra surinktas nuo rėmo, bet labai panašu, kad ratai atitinkami čia jam parinkti, šakė nauja, pavarų sistema nauja, bet vat rėmas, jūs tik pasižiūrėkit. Tai nieko naujo. Iš esmės gamintojai kiti jau taip darė ir ne vienerius metus. Aišku, čia kaip tokiam, šitas dviratis buvo pozicionuojamas kaip downhill su V-breikais, nu man čia toks sprendimas downhill su V-breikais, bet kiek aš esu ieškojęs apie internete, štai čia galima buvo prisukti atskirą ypatingą adapterį, kad galima būtų diskinius stabdžius sumontuoti. Gal. Kas čia tokio ypatingo šitam rėme? Būgnas sulipdytas, suvirintas iš dviejų tokių plokščių. Šita dalis aplink vairo kolonėlę sutvirtina, labai stipriai sutvirtina silpnąją vietą dviračių, kadangi downhill disciplinoje labai kentėdavo vairo kolonėlę. Ir čia nueina link apačios, o čia jau standartinis sprendimas su vamzdžiu. Aišku, jis irgi išformuotas. O čia jau. Ką čia galima būtų dar tokio pamatyti? Exclusive set double butted light alloy 7005 heat treated Bianchi engineered. Tai reiškia, panaudotas 7 serijos aliuminis po suvirinimo, po visų šitų darbų prakaitintas, bet kas man pasirodė keista, kad 6 serija tų prakaitinį rėmą ir merki į vonę ataušini greitai, o 7 kažkur esu matęs, kad turi natūraliai jį atvisinti. Tai yra dar didesnės gamybos sąnaudos. Tai aš įsivaizduoju, šitas rėmas ant tiek brangus tam momentui buvo. Bet, labą dieną. Suvirinimo siūlės, tai, nežinau, eina. Čia kažkoks tai įdubimas, po to kalnas. Tas pats visur yra. Čia uždažyta šiek tiek, nesimato. Kur aš čia dar tokį mačiau kliurką visišką, va. Gražiai. Po to čia kažkaip netolygiai iš vis padėta. Ir toliau kaip ir nieko, bet, tai jeigu jau daro tokį rėmą, tai atrodo, aišku, įspūdingai, bet galėtų būti suvirinimo siūlės va tokios. Galėtų būti, bet tikriausiai negalėjo. Italai, vienu žodžiu, daug ką išmano, greičiausiai, mes taip manom. Kažkokių įdomių sprendimų yra sugalvoję, bet kažkaip tai paskutiniu metu galbūt kas nors mane ir kitaip gali įtikinti, perkalbėti, bet kokybė tai kainuoja daug, kokybės nerasta. Bent jau paskutinius N metų, tai nemačiau aš itališko, ne tik tais dviračio, čia ne tik apie dviračius kalbu, aplamai apie jų produkciją. Tai mokiau už vardą praktiškai. Viskas. Trumpai, tiesiog norėjau parodyti. Čiau.